Sveiki atvykę į mūsų podcastą Kova už madą. Čia kalba Viltė, Ortė ir Gabrielė. Šiandien kalbėsime apie tvarę madą, kodėl jis svarbi, kokias problemas sukelia greitoji mada ir ką kiekvienas galime padaryti, kad prisidėtume prie pokyčių. Pradedam! Svarbiausias klausimas – tai kas yra tvari mada? Tvari mada – tai drabužių gamyba ir pirkimas taip, kad būtų mažiau teršiama gamta ir tausojami ištekliai. Tai kodėl žmonės perka tiek daug drabužių? Aš manau, kad žmonės perka tiek daug drabužių dėl mados, reklamų ir dėl noro turėti kažko naujo. Ar dažnai perkate naujus drabužius? Na, stengiuosi pirkti tik tada, kai jų reikia. Kodėl svarbu rūpintis gamta, renkantis drabužius? Aš norėčiau pridėti, kad prieš perkant reikėtų pažiūrėti į rūbo sudėtį. Na taip, aš priduriu tai, kad mikroplastikas tikrai kenkia mūsų organizmui ir... Taip, turi įdomų faktą. Žmogus per metus suvartoja apie 70 gramų mikroplastikų. Tai yra lygus vienam plastikiniam buteliukui. Tai kodėl svarbu rūpintis gamta renkantis drabužių? Na, apie šį klausimą esu pagalvojusi. Padariau 6 išvadas. Sugalvoju pirkti rečiau, rinktis kokybiškus drabužius ir nešiuoti juos ilgiau. Drabužių parduotuvės. Taip, nes tai yra pigiau ir padeda mažinti atliekų kiekį. O kaipgi galima mažiau teršti perkant drabužius? Kaip manote, ar geriau pirkti mažiau, bet kokybiškesnių drabužių? Na, aš manau, kad taip, nes jie tarnauja ilgiau ir jų nereikia taip dažnai keisti ir mažiau susidaro šiukšlių ir mažiau teršiame gamtą. Dabar aš jums užduosiu gan įdomų klausimą. Tai ką darote su drabužiais, kurių nebedėvite? Tai dažniausiai nebedėvimus drabužius aš metu į tekstilės konteinerius arba atiduodu labdarai. Aš tai draugam atiduodu, kartais sesiai, jeigu jai telpa. O kaip manote, ar visi gali prisidėti prie tvaresnės mados? Tai aišku, net ir maži pokyčiai, kaip apsipirkimas rečiau padeda. Na, aš šito klausimo laukiu labiausiai. Koks būtų jūsų patarimas žmogui, norinčiam rengtis tvariau? Mano patarimas tai toks. Pirk tik tai, ko tau reikia ir rūpinkis turimais drabužiais, kad jie tarnautų ilgiau. Tai visiems įdomu, kasgi ta greitoji mada? Tai yra pigūs drabužiai, kurie greitai pagaminami pagal naujausias mados tendencijas. Įdomus klausimas. Kodėl žmonės perka greitosios mados drabužius? Nes jie yra nebrangus, lengvai prieinami ir nuolat atsiranda visokių naujausių kolekcijų ir žmonės dažniausiai nori pritapti prie visų trendų. Tai koks yra didžiausias greitosios mados trūkumas? Teršia aplinką, sudarydama tekstilės sąvartynus ir skatina pirkti daugiau drabužių, nei iš tikrųjų reikia. Kad klausėte!